Klausau. Labas. Labas. Ką veikiam? Su kuo aš kalbu? Kęstas. Nepažįstu tokia Kęstą. Iš kur numerį gavai? Iš tikrųjų gavau numerį internete. Internete gavai numerį? Aha, labai norėčiau paslaugos. Ko tu norėtum? Kokios tu paslaugos nori? Švelnios. Guzu į kaktą gauti? Ne, šitą nenoriu. Nors jeigu švelniai, tai norėčiau. Ne švelniai, su plaktuku, pavyzdžiui. O kodėl tu tokia grubi? Kas kodėl grupė? Nu, kodėl tu tokia grubi? Nu, kada... Tokia tokia esu. A, tu tokia esi? Tu mėgsti sekso metu muštis? Klausyk, gražuolė, iš kur tu iš viso tą skelbimą radai? Nu, radau, tiesiog. Numeris buvo paliktas. Man atrodo, tu čia kažką trini. Alio LT radau. Kur? Alio.lt. Alio.lt. Ir kas ten parašyta? Gali gal smulkiai papasakot? Parašyta, kad jauna moteris. Jauna moteris, taip. Švelniai. Aha. Grubiai, atliktų masažą, bet tik be plaktuko. Ai, be plaktuko, ne? Jo. Tai, kada galiu privažiuoti? Tai nejuokinga. Ne, nu tai jeigu tai prašai, tai ką, žinau, tai norisi... Nejuokinga. Ar aš čia per vėlai paskambinau, gal rytoj dieną reikia skambinti? Jo, labai daug klientūros dabar turiu. Nespėjau masažus daryti. O iš balso panašu, kad tu tuo užsiemi. Tai žinau, kad užsiemu. Tai gal rytoj paskambint? Ne, nereikia, žinok, neturiu, žinok, dienotvarkiai neįtrauksiu iš tavęs, neturiu laiko, nes kiaurą parą dirbu, žinai. Tik pastovus klientai pas tave? Tai taip, pastovus. O tai bent tu turėsi pinigėlį susimokėti už mano paslaugas? Nu, tai čia parašyta 100 litų, tiek tai turiu. Kokį 100 litų? Ten 0 dar rašyti reikia. Nu, aš nemaniau, kad už prostitutę reikia taip brangiai mokėti. Tai už elitinės, tai žinok, dar brangiau mokė. O kuo skiriasi elitinė nuo paprastos? Paprasta, su blusom. A tu jau užsigydai? Ne, aš prie elitinės. Tai tu su blusom? Be blusų. Tai nesuprantu, tai tu elitinė ar ne elitinė? Bet čia lopas skambina. Totalus lopas. Lopas? Aš adresą norėjau sužinoti. Lopas? Kur tu gyveni? Lopas? Lopas.